Valerija Baranovska pelno savo pirmosius taškus ir mažina skirtumą likus 17 sekundžių iki 9. Štai taip. Kamilė Žukaitė taip pat atsisėdo ant suoliuko prieš kėlinio pabaigą ir Miglė Kisarauskaitė pasirodė aikštelėje. Pataiko. Abu baudos perimti čia kamuolį dabar. Austėja Raučkytė iš Valerijos Baranovskos, bet Kristei Timofejevai. Opapa, 3 taškai ir Kinga Pėdėls. Ūgio pranašumą turėjo mismatch situacijai, bet, nežinau, kodėl nusprendė nežaisti drąsiai. Tikrai nevėžiečių čia su kamuoliu dabar ir Daugpilio krepšininkės veržėsi po krepšiu vėl Valerija Baranovska, nepavyko to padaryti, čia labai nereikalinga pražanga ir siunčia prie baudų metimo linijos Kinga Pėdelį. Pataiko pirmąjį baudos metimą Kinga, 11 jos taškas. Na, į pirmoje rungtynių dalyje pavyko panevėžietėms šią krepšininkę sustabdyti, dabar kol kas tą daryti sekasi sunkiai. Visas 3 baudas susimeta Kinga. Panevėžietėms gan neblogai, 52%, bet Daugpilio komandos krepšininkėms tik 9 dvitaškiai iš 29. Panevėžietėms, bet vis tiek. Evelina Razgutė, maža to, kad užsidirbo pražangą pirmąją asmeninę, bet blogiausia tai, kad užsidirbo dar metimo metu. Ir dabar pasiuntė Kinga Pėdelę mesti 2 baudos metimų. 14 šios krepšininkės taškas, jis su Valerija Baranovska yra kartu surinkusios iš viso jau 38 taškus. Pataiko visas 3 Panevėžio komandos. Labai ir tas perdavimas kainuoja klaidą. Ir dabar baudų metimais galės Kinga Pėdelį pelnyti 2 lengvus taškus. Pataiko pirmąjį, bet klaidų. Ši krepšininkė meta baudą šiandieną 9 iš 9. Pataiko ir antrąją. Kisarauskaitė dar vieną šansą turi panevėžietės, bet kokia kova buvo dėl kamuolio ir prasižengia. Ir prie baudų metimo linijos stojamės į 2 baudų. Kinga Pėdelis šiandieną ši krepšininkė visiškai be klaidų meta baudas. 10 iš 10. Ir toliau šaltakraujiškai meta baudas. 19 taškas šios krepšininkės ir tik 1 taškas skyrė komandas. Pataiko ir antrai baudos 81, 3 minutės 23 sekundės lieka žaisti pratęsime. Pirmajame linijos stos Kinga Pėdelė, kuri šiandieną be klaidų meta. Pataiko pirmąjį, 13 bauda iš 13. Na, jei žaidimą šiandieną